Užmerk akis ir koncentruokis į save. Eik į savo širdies čakrą ir išplėsk savo širdies čakrą, išlikdamas meilės vibracijose tam, kad viskas, kas čia bus pasakyta, pilnai priimtum į save. Aš pasikviečiu apsaugos energiją skirtas mums visiems ir savo kanalui tam, kad į tave įtekėtų tik pačios švariausios dieviškos energijos. O aš įeinu į 7. dimensiją. Energijos išsiplečia iš 7. dimensijos manyje. Aš susijungiu su visatos įstatymais. Aš susijungiu su gyvenimo įstatymais. Ir kiekvieną iš šių įstatymų padarysiu jaučiamą tavyje, tam, kad tu tame atpažintum savo asmeninę vibraciją ir galėtum pajausti, ką tu ir kur tu esi tam tikru momentu. Taigi, pradėsim ties karūnos čakra. Aš kviečiu energijas pirmo visatos įstatymų, mentalizmo įstatymų, kuris sako, kad tu patiri viską, kuo tu tiki. Tu esi tuo, ką tu galvoji. Ateitis neegzistuoja, kaip ir praeitis. Tu gyveni tik čia ir dabar. Jausk šias vibracijas ir rask šiuose vibracijose patį save. Aš iškviečiu dėl tavęs antrą gyvenimo įstatymą iš visatos. Antras įstatymas – susirašinėjimų, korespondencijos, pojūčiai iš vidaus ir iš paviršiaus. Žinias, kad viskas, ko tau reikia, jau yra tavyje. Žinia, kad tavo vidinė akis turėtų būti nukreipta į vidų, kad jaustum pats save, kad pajaustum, kas tu esi iš tikrųjų. Pajausk šias energijas. Kviečiu sekantį įstatymą, vibracijos įstatymą, bangų vibracijas, garsų ir žodžių. Vibracijas visko, ką tu sakai, nes kiekvienas žodis neša šias vibracijas. Jausk, kur pas tave tai dar nėra harmonijoje. Ir jausk trečio įstatymo energijas. Tuo pačiu su giliu jausmu siunčiu į tave kiekvienai čakrai valymą ir plėtimą, kad tu dar stipriau susijungtum su visatos gyvenimo įstatymais. Taigi, einam į 4. įstatymą. Vibracijų ritmą. Ritmą virpesių. Vibracijų ritmą tavo širdies čakroje. Ritmas toks, kaip plaka tavo širdis. Ritmas tavo kvėpavimo. Tai ritmas, kuris tau sako, kad sujungtas esi su pozityvu ir tuo pačiu negatyvu, su išore ir savo vidumi. Jausk, ar ši vibracija ilga ar trumpa, ar gili ji, ar aukšta. Įsijausk į savo širdį. Jausk energijas visatos gyvenimo įstatymų.
Einam į 5 įstatymą visatos gyvenimo ir jaučiam virpesį, kuris aprašo priežastį ir poveikį. Mes žinome, kad nėra atsitiktinumų, kad viskas, ką tu sakai ir galvoji, įtakoja tavo gyvenimą. Ir tai vyksta per 5 įstatymą. Ką tu jauti, grįžta atgal. Ką tu išsiunti, grįžta atgal. Atpažink savo atsakomybę ir atpažink, kad nėra kaltės, nes tu tas, kuris įtakoja nesąmoningai savo gyvenimą arba sąmoningai. Jausk energiją savo saulės rezginyje. Jausk jungtį su priežastimi, su pagrindinė priežastimi ir poveikiu. Einame į 6 poliariškumo įstatymą – kūrybos. Tu susidedi iš elektronų, protonų, neuronų. Tavo genetika, DNR grandiniai susideda iš šių energijų. Tu egzistuoji iš 6 įstatymo poliariškumo. Poliariškumas tau suteikia jėgų atpažinti, kad gėris ir blogis suteikia galimybę tavo vystymuisi. Jausk savo 2 čakros jėgą. Ir pagaliau, einame į 7 visatos gyvenimo įstatymą, gimimo įstatymų, įstatymą atgimimo, realybės įstatymą, sukūrimo realybę. Suprask, kokią jėgą tu neši savyje. Suprask, kad tu esi tas kūrėjas naujos realybės. Jausk tokią jėgą, kuri yra tavo šaknies čakroje, kai susijungsi su šiuo įstatymu. Taigi, mes visas 7 čakras sujungėme su 7 visatos įstatymais, 7 dimensijoje, jos energijose. Kiekviena atskira čakra vibruoja vienodose energijose, vienodai su kiekvienu atskiru įstatymu. Todėl dabar tu turi galimybę paklausti savo dvasios, kaip gyveni, kaip stipriai esi susijungęs su šiais įstatymais, kaip vibruoji vieningai su šiais įstatymais. Paklausk viso to savo dvasios. Tuomet paklausk savo širdies ir to paties paklausk savo sielos. Ir svarbiausia, paklausk savo kūno. Paklausk to kiekvienos ląstelės atskirai ir suprask, kad vibracija kiekvienos ląstelės yra labai svarbi tam, kad eitum prabudimo keliu. Visatos įstatymai su tavim susijungia. Tu gali jausti šis energija savyje. Ir tu negali nuo jų atitrūkti, nes tu esi viso to dalis, visatos dalis. Tu priimi sprendimus apie savo gyvenimą, bet kokiu atveju. Jausk vibracijas iš 7 dimensijos ir leisk veikti šioms energijoms tavyje. Jausk šias energijas
ir jausk šias vibracijas. O tuomet palengva sugrįžk į čia ir dabar, atgal. O aš užveriu savo kanalą dėkodama išminties mokytojams iš 7 dimensijos už pagalbą. Ir šypsausi jiems pilna džiaugsmo. Šypsaukis ir tu, suteik viskam, kas įvyko, daugiau džiaugsmo, jėgų.